Sveiki! Norim Jums pristatyti vieną iš mūsų funkcionalumų, kuris pasitarnaus būtent dirbantiems su sandėliu ar prekių paslaugų sąrašu. Tai yra masinis tam tikrų prekių ar visų prekių iš sandėlio ištrinimas. Tai keliaujame į produktų ir paslaugų sąrašą. Šioje vietoje jūs jau galite vienas iš būdų ištrinti prekes per tiesiog 3 taškiukus ir taip kiekvieną iš jų pašalinti. Kitas variantas, kurį aš Jums noriu pristatyti, yra prekių paslaugų sužymėjimas. Keletą prekių mes pasižymim, kurias mes norime ištrinti. Taip. Ir mes jas galime pašalinti vienu paspaudimu iš sistemos. Tai pasižymėjus prekes, kurias norim pašalinti, paspaudžiam masiniai veiksmai mygtuką pašalinti ir taikome. Prekės automatiškai yra anuliuojamos. Jeigu pašalinote ne tą prekę ar per klaidą anuliavote, prie filtro ir pasirinkus tipą anuliuotos, jūs rasite visas prekes, kurias jūs ištrynėte, anuliavote ir jos bus, man atrodo, 30 dienų aktyvios čia. Tai galite pasirinkti, kad, pavyzdžiui, šitą prekę vis tik aš noriu gražinti į savo prekių sąrašą, per masinius veiksmus atkurti ir taikyti. Tada ta prekė grįžta į prekių ir paslaugų sąrašą. Tai tikimės, kad šitas būdas palengvins valdymą produktų paslaugų sąraše ir jūs lengviau galėsite ištrinti, atkurti naudojamas ar nebenaudojamas prekes savo veikloje. Tai gero naudojimo ir iki.